Tai kadangi yra jau 15 valanda, tai labą dieną visiems susirinkusiems. Pradėsime projekto gyvenamosios įvairioms socialinėms grupėms pastato Molėtų rajonas, Alanta, Naujakurių gatvė 5 rekonstravimo projekto viešinimo procedūrą. Aš būsiu projekto vadovas Erikas Klinavičius ir noriu pasakyti, kad šis viešinimas yra įrašomas ir bus talpinamas YouTube platformoje pavadinimu viešinimas Naujakurių gatvė Alanta. Kol laukiame dar keletos, galbūt prisijungs kažkokių suinteresuotų asmenų, tai keletą minučių luktelsim ir galėsim pereiti prie pačių projektinių pasiūlymo pristatymo. Tai aš manau, kokią 15 valandų 5 minutės galėsim pradėti pristatymą. Irena? Ar gyva Irena, ar tik tai prisijungus ir neklauso nieko? Prisijungus, taip. Irena, reikia skambinti Alantos direktoriai, kodėl jinai perspėta? Alantos direktorė išvykusi ir man atsiuntė ten. Jinai pagrindinė čia, jie atostogauja. Tai kaip mano buvęs vadas sakydavo, jeigu atostogos ar serga, taigi dar nenumirė, negali prisijungti. Nu tai kad aš manau, kad taip. Matot, direktorė nelabai reikalinga, nes statytojas esat jūs, Molėtų rajono savivaldybė. Mes statytojas, jinai šeimininkė, jos tenais bus, supranti, kas yra statytojas. Tai mes šitą dalyką jau aptarėm, kad jinai, kadangi savo pasiūlymus yra atsiuntusi, mes ten juos daugiau mažiau atsižvelgsim iš principo, nes jie tokie, kai kurie yra nelabai teisingi. Bet čia viską šitą padarysim kartu jau kai grįž vyr architektas ir tada tą viską padarysim. Nes kodėl aš taip sakau, paskui taip, aš galvoju kitaip, aš norėjau. Ne, nėra, tokių dalykų nėra, direktorė mačius projektinius pasiūlymus N kartų, jau N kartų. Tai mačiusi, bet ar jie gerai? Jo, tai viskas su jais iš principo yra apkalbėta ir ten tas, kas dabar dar ką jinai parašė, tai ten iš principo yra visiškai nesminiai, o mes sutarėm, kad šiuo viešinimu atliekam esminių statinių reikalavimų viešinimą, tai yra pastato išvaizda, bendrieji statinio rodikliai, sklypo plano pagrindiniai sprendiniai, o smulkmenos kažkokios jau bus aptariamos ne viešinimo metu. Šviesas matausi. Taip. Tai tokia mintis yra, kad iš principo tai yra viešinami bendrieji statinio rodikliai kartu su vizualiniu pastato vaizdu. Tai iš tikrųjų, kas svarbu visuomeniai, o ten ar kokia grindų danga, ar kokios durys, tai ten... Tai iš tų smulkmenų, aišku, ne. Taip, visuomeniai tas nėra aktualu ir tas bus jau sprendžiama. Matai, kiek visuomenės prisirinko. Taip. Tiesiog atsisakau, tik pasikartosiu, šis įrašas įrašomas ir bus talpinamas YouTube platformai. Ir kiek jis ten metus ar 2 turi būti tenais. Yeah. Rinksim laikus arba dislaikus. Tai, ko gero, žiūriu, dabar yra 15 valandų 5 minutės, tai galim pradėti tą viešinimą. Galbūt eigoje prisijungs kažkas iš visuomenės. Tai dar kartelį pasikartoju, kad yra viešinamas projektiniai pasiūlymai gyvenamosios įvairių socialiniams grupėms pastato Molėtų rajonas Alanta, Naujakurių gatvė 5 rekonstravimo projektas. Ir aš dalinuosi savo ekranu. Taip. Matosi, taip ekranas. Taip, tai yra parengti projektiniai pasiūlymai, rekonstruojamas statinys yra neypatingas statinys,
Statybos rūšis yra kapitalinis, tai yra rekonstravimas, užsakovas yra Molėtų rajono savivaldybės administracija, projektuotojas UAB PA Group, tai susirinkimo pirmininkas būsiu aš, sekretorius bus Rimvydas Noreika ir vesim šį viešinimą. Dar kartelį pasikartoju, kad šis įrašas vykdoma įrašas vykdomas ir bus talpinamas viešai. Tai pereikime prie projektinių sprendinių. Štai yra projektuojamo pastato sklypas. Tai pilkai pažymėta dalis pastato yra esamas pastatas, kuris yra rekonstruojamas ir statomas priestatas, būtent rožinė spalva pažymėta pastato dalis. Mes turime esamą įvažiavimą į sklypą iš šiaurinės pusės, iš Naujakurių gatvės. Šis įvažiavimas į sklypą jisai ir lieka, tiesiog yra išplečiama automobilių aikštelė įrengiant A tipo žmonių su negale parkavimo vietą, taipogi įrengiant B tipo automobilių parkavimo vietą, bei įrengiant vieną automobilių elektros krovimo stotelę, kur būtų galimai kraunami vienas arba du automobiliai, būtent elektromobiliai. Turime jungti su pastatu, pagrindinis įėjimas į pastatą būtent yra štai šitas, taipogi į sklypą dar numatytas yra įėjimas iš rytinės sklypo dalies, būtent čia yra esamas automobilio parkavimo aikštelė už sklypo ribų, galimai savivaldybės pagalba jinai bus plečiama, arba ne, bet čia tai nėra mūsų šio projekto apimtyje, tai yra už sklypo ribos. Tai turime patekimą vieną, turim patekimą antrą ir turim patekimą trečią, būtent iš vidinės, naujai formuojamo vidinio kiemelio. Taipogi turim įėjimą nuo ankstesnio automobilių parkavimo aikštelės pusės. Tai va, pastatas yra, kadangi iš kelių dalių, kelių tūrių susidedantis, tai yra vienas tūris, antras tūris, trečias tūris yra būtent esamas šilumos punkto mazgas ir ketvirtas tūris yra naujai pristatomas priestatas. Viso mes šiai dienai turime 649 kvadratinius metrus bendrojo ploto ir pastatas po rekonstravimo didėja iki 1128 kvadratinių metrų. Tūris pastatas šiai dienai yra 3034 kubai, po rekonstravimo 5850 kubų. Išlaikomas yra vieno aukšto pastatas. Aukščiausia pastato altitudė nekinta, tai yra 780, tai yra esamo dvišlaičio stogo kraigo altitudė. Ir galime pereiti prie pačio pastato. Štai, vėlgi, priestatas yra projektuojamas, tai yra būtent vyresnio amžiaus žmonių miegamieji kambariai, gyvenamieji, miegamieji kambariai, ir esamoji pastato dalyje numatoma yra administracinės patalpos, visuomeninės patalpos, maitinimo patalpos ir čia būtent techninės patalpos, kaip yra skalbykla, džiovykla, ūkvedžio kabinetas ir panašiai. Visos patalpos iš principo yra pritaikytos žmonėms su negale, kadangi pastato paskirtis to reikalauja ir vėlgi įėjimai į pastatą 1, 2, 3, 4 ir čia būtent 5. Yra projektuojamas platus koridorius, jungiantis senąją pastato dalį su nauja ir būtent su evakuacija iš pastato. Pastato struktūra taip buvo suprojektuota, kad turėti vidinį gražų kiemelį, kad pro kuo daugiau langų matyti pakankamai sutvarkytą gražų vaizdą.
bei kad didžioji dalis kambarių turėtų būtent pietinę, rytinę, vakarinę saulės šviesas natūralaus apšvietimo. Perinant prie fasadų, mes turim šiai dienai pastatą, tai yra dvišlaičiais stogais, 3 tūrių pastatą ir būtent priestatas yra numatomas plokščiastogis, apdaila visam pastatui yra numatyta skalūno plytelėmis, tai yra ventiliuojamas fasadas, derinant pilko ir žalsvo skalūno atspalvius. Stogo dangai pasirinkta yra plieno skarda, jungiama falco lygi dvišlaičiui stogui bei bituminė ruloninė stogo danga, būtent priestato pastatui. Keičiami visi pastato langai, priestato langai yra projektuojami iki žemės, esamo pastato dalis langų taipogi yra nuleidžiama iki žemės, darom projektuojamos kaip vitrinos, vitrininio tipo langai, bet dalis langų išlieka ir esami su palanginio tipo langai. Šiltinami tiek esami pastato cokolis, tiek ir pamatai, įrengiami įėjimai, nauji pandusai, pastatas pilnai pritaikomas, kaip pasikartosiu, pilnai pritaikomas žmonėms su negale. Vizualizacija, būtent matome čia esamą pastatą ir būtent matome čia priestatą. Sklypas yra tvarkomas pakankamai pakankamai minimaliai tvarkomas sklypas, nes esama infrastruktūra pakankamai puikiai funkcionuoja ir tvarkomas būtent, kaip ir minėjau, vidinis kiemelis, keičiami takučiai, pagrindiniai susisiekimai, palei pastatą įrengiama nuogrinda visų pastato perimetrų, tačiau būtent čia esami griaunami pavėsinės, štai čia esamos pavėsinės griaunamos ir projektuojama viena bendra stoginė pavėsinė, būtent vidiniam kiemelėje, neaukšta, kad neužstotų saulės šviesos esamą pastatui. Bet didžioji dalis sklypo, kur yra esama veja, esami želdiniai, tiek šiauriniai sklypo dalyje, tiek ir pietiniai, rytiniai sklypo dalyje lieka esamas, tiek esami želdiniai, tiek esama pieva. Ir būtent kiek pažymėta, tiek yra sutvarkoma teritorijos, kuri gali būti galimai sugadinama statybų metu. Taip, kas toliau? Toliau kaip ir viskas lieka sklypo esama tvora, nauja tvora nėra projektuojama, dalyje sklypo jinai yra, būtent čia ir pietiniai pusiai, tačiau rytiniai pusiai tiek jos nėra, tai jinai ir nėra numatoma įrengti. Viešai galima, kadangi pastatas yra visuomeninės paskirties, tai jis gali būti funkcionuojantis ir be kažkokių didelių užtvarų. Iki viešo susirinkimo pradžios nebuvo gauta kažkokių pastebėjimų ar pageidavimų. Susirinkimo metu dabar ar yra susipažinęs su projektiniais pasiūlymais užsakovas? Užsakovas susipažinęs. Susipažinęs, taip. Tai kažkokių pageidavimų, kaip ir minėjau anksčiau, mes vis tiek viešiname bendruosius statinio rodiklius ir pastato išorę, ten smulkmenos viduje. Aptarsim, aš manau, mes bendrų gamybinių susitikimo metu, tai pastabų nėra gauta susirinkimo metu, bent jau kol kas. Aš pats būsiu prisijungęs iki 16 valandos, galbūt prisijungsiu interesuotų asmenų. Tai iš tikrųjų užsakovą mes galime paleisti. Ačiū, kad dalyvavot, nebent turit kažkokių klausimų ar pastebėjimų. Vienas toks tai ne tai klausimas, ne tai pastebėjimas. Dabar ten numatyti 2 pandusai neįgaliesiems, jie būtų reikalingi. Kadangi vienas pandusas nebeatitiks esamas yra,
jisai apšiltinus fasadais tikėtina, kad nebetitiks žmonėms su negale panduso reikalavimų ir bus daugiau naudojamas maisto produktams patiekti į esamą virtuvę, ne kaip žmonių su negale pandusas. Tai nes jis tiesiog susiaurės dėl apšiltinimo pastato, tai nebus išlaikomi parametrai. O tas esamas pastatas... Nelieka 1,20 m. Jo, esamas pandusas, kuris ir dabar yra iš principo, jisai bus tiesiog atitrauktas, būtent metalinis surenkamas, jis bus būtent atitraukiamas nuo fasado, kadangi yra lengvų surenkamų konstrukcijų ir bus tarnaus kaip pagrindinis pandusas žmonėms su negale patekti į pastatą. Ir prie pagrindinio įėjimo yra numatytas naujas pandusas žmonėms su negale. Tai va, ar dar būtų klausimų? Tai jeigu klausimų nėra, tai galim užsakovai leisti atsijungti. Aš pasikartosiu, kad būsiu dar prisijungęs iki pat 16 valandos. Dar sakykit, vat dėl tų automobilių parkavimo vietų, senelių namų direktorė yra pareiškusi, kad per mažai jų. Tai kaip jo, iš tikrųjų, taip, šitas klausimas yra sprendžiamas, nes mes automobilių parodėm vietų tiek, kiek reikalauja statybos reglamentas ir kiek teko kalbėti su vyr architektu Molėtų savivaldybės rajono, tai yra planų daryti papildomas automobilių vietas, grynai kiek yra naudotojų reikalinga, tai galbūt netgi plėsti tą automobilių parkavimo aikštelę rytinėje sklypo dalyje arba vakariniai, šiaurės vakarų dalyje, būtent įrengti dar papildomas parkavimo vietas, tačiau jos vėlgi būtų įrengiamos už sklypo ribos, ne mūsų projekto apimtyje. Ir būtent mes šiuo projektu rengiam tik tiek parkavimo vietų, kiek numato statybos reglamentas. Reiškia, pagal reglamentą, tiek, kiek dabar yra padaryta, projektuojama, tiek užtenka. Taip. Tai ką, dėkui. Gerai. O tada dar dėl to, kur siunčiau jums ten tas pastabas, dėl grindų dangos, tai čia gal projektai jūs numatysite? Taip, čia pačiam grynai projekte, nes iš tikrųjų ten pati direktorė yra supainiojus, kas tai yra PVC danga, kad tai nėra laminatas ir panašiai. Tai čia aš manau, mes tikrai aptarsim su pačia direktorė. Manau, kad net ir padarysim pristatymą dangų tiek akmens masės plytelių, tiek PVC dangų ir panašiai. Tai čia tiesiog techninio projekto rengimo stadija. Gerai, tada ačiū Jums už pristatymą ir atsisveikinu. Iki malonaus, iki. Iki.
Tai norime užbaigti viešinimo procedūrą parengtų projektinių pasiūlymų gyvenamosios įvairioms socialiniams grupėms pastato Molėtų rajonas Alanta, Naujakurių gatvė 5 rekonstravimo projektas. Pasikartosiu, kad iki viešinimo procedūros pradžios pastabų ar pasiūlymų nebuvo gauta raštu. Ar kažkaip kitaip pristatymo metu taipogi buvo aptartos tik keli menki pastebėjimai, kurie nekeičia esminių statinio reikalavimų bei bendrųjų statinio rodiklių. Tai šis viešinimas buvo įrašinėjamas ir bus patalpintas YouTube platformoje su paieška viešinimas Naujakurių gatvė 5 Alanta. Tai ačiū visiems, kas dalyvavo ir susimatysim viešinant kitus projektus. Iki malonaus.